Na ką, labai miela atvažiuoti į Kauną iš Palangos ir dėkoju, nuoširdžiai dėkoju už pakvietimą. Ir viliuosi, kad šį popietę suteiks jums tikrai žinių, galbūt ir palies giliau nei protą, bet ir širdį, nes kalbėsime apie šventąjį raštą iš tos perspektyvos, kuri rečiau skamba ir jau pats paskaitos pavadinimas sufleruoja, kad ji susidės iš dviejų pagrindinių dalių. Eisime į pačias šaknis prie šaltinio, ad fontes, nes kurį laiką dalyvauju Lietuvos Biblijos draugijos vykdomame projekte, naujojo vertimo rengime. Iš senosios graikų kalbos verčiu iš tiesų Naujojo testamento atskiras dalis ir redaguoju, rašau komentarus, bet šis darbas mane įvedė ir į pačių rankraščių pasaulį. Tai va, norėčiau ir jums apie tai šiek tiek papasakoti pirmoji daly ir parodyti tos rankraščius. Na, o antra dalis tai yra jau lietuviškos Biblijos kelias. Irgi mažai žinom, kaipgi šventasis raštas mus pasiekė. Tai va, tai viliuosi, kad ši kelionė praturtins jūs. Na ir svarbiausia, tegul Dievas palaimina mūsų šį laiką. Jei turėsite kokių klausimų, mielai po paskaitos pabendraukime, tiesiog pasistengsiu, jei sugebėsiu atsakyti. Taigi mūsų tema, jau matote, kokia jinai yra. Ir iš karto pradedame nuo 46 papiruso, kuris datuojamas yra maždaug 175–225 metams. Antro amžiaus pabaiga, trečio pradžia. Ir jis yra labai žinomas tuo, kad tikrai nemaža dalis šitame papiruse yra išlikusi Naujojo testamento tekstų. Na, apskritai papirusai kaip paviršius, ant kurio rašoma, pradėti naudoti jau trečiame tūkstantmetyje iki mūsų eros, tai egiptiečiai iš tiesų rašė ant papirusų, tai nėra kažkokia tai jau tų epochų sankryžoje atsiradusi priemonė, bet labai įdomu, kad būtent krikščionybės sklaida labai paskatino ne tiek papirusų, kiek pergamentų plitimą. Bet pergamentai atsiranda būtent jau šitoj sandoroj, maždaug 1 amžiaus iki Kristaus ir 1 amžiaus po Kristaus sandoroje pradedami naudoti šalia papirusų pergamentai. Ir būtent krikščionybės sklaida labai paskatina pergamentų plitimą, nes jie patogiau apkarpomi, jie geriau išsilaiko, tos knygos jau yra, jas gali pasiimti ir keliaudamas, jos talpina daugiau turinio. Papirusams iškildavo dar problemų, visgi jie labai plačiai vartoti kaip popierius. Ir įdomu, kad tarkime iš 40
vieno krikščioniško rankraščio, tų pirmųjų fragmentų. O pirmieji fragmentai atsiranda jau 1 amžiaus pabaigoje, 2 amžiui, bet tai yra tik atskiri fragmentai, aš tuoj parodysiu kitoj skaidriai. Tai iš 41 tų rankraščių datuojamų 2 amžiuje 76% yra būtent jau iš tų tokių knygų, kurios įgauna istoriografijoje kodeksų pavadinimų. Ir taip jie ir rūšiuojami kaip atskiri kodeksai. Prie šito dar papiruso mes sugrįšime, bet va čia yra laiškas Efeziečiams, reiškia jo pradžia ir dar prie jo mes sugrįšime. O štai čia yra dar 1 amžiaus, datuojamas 90 metais, papirusas, kurio dydis yra 9 cm ant 6 cm su pusė beveik. Ir čia yra Evangelijos pagal Joną 18 skyriaus 34, 36, iš kitos pusės 37, 38 eilutė. Tai čia va 2 pusės. Ir viena pusė, ir kita pusė, todėl jos simetriškos. Tai va toks gabalėlis, bet tyrėjai atstato pagal tuos žodžius, kokia čia yra vieta. Tai va iš tiesų labai įdomus yra tas darbas ir tai, kad tie papirusai vis atrandami iš naujo ir 20 amžiuje labai nemažai atrasta. Ir čia, sakykime, netikintys žmonės, ypač tie, priešiški, sakykime, religijai ir ypač bažnyčiai, krikščionybei, vis tikisi, kad kažkurie papirusai, paneigs tai, kas iki šiol išversta ir mus pasiekia. Bet įvyksta atvirkščiai. Su kiekvienu nauju atradimu, reiškia, yra mažiau dvejojama, o praktiškai akademinėme pasaulyje šiuo metu jau net ateistai nebedvejoja naujojo testamento patikimumu. Kad ten jau turinys yra kitas klausimas, bet kad tai nėra padirbtos knygos, sufalsifikuoti šaltiniai, tuo šiandien niekas nebedvejoja, nes egzistuoja virš 5800 šaltinių vien Naujojo testamento ir jų vis dar prisideda. Bet šiuo metu tai yra daugiausia senovinių šaltinių, reiškia, vienai knygai. Sakykime, filosofiniai raštai, poezija, kitos knygos, suprantama, jos neprilygsta šventojo rašto kopijų skaičiumi ir netgi nutolimo atžvilgiu, chronologiškai. Žiūrėkime, 90 metai, o Evangelija pagal Joną ir buvo rašoma maždaug tuo metu, kai kas net netiki, galvoja, kad jau 2 amžiaus pradžioje įrašyta. Bet štai papirusas yra datuojamas tokia data, akivaizdu, kad Evangelija šviežiai iškepta, o maždaug rašytas Naujasis testamentas yra nuo 54 metų mūsų eros iki 1 amžiaus pabaigos. Taigi šaltinis, kuris nutolęs mažiau nei pusę amžiaus, yra labai patikimas dokumentas. Labai patikimas dokumentas, kad, nėra tai kažkokios išgalvotos istorijos. Tai pradedam nuo papirusų ir dabar pas laikas pasižiūrėti į pergamentą. Ir tai yra tas Sinajaus kodeksas, Codex Sinaiticus, reiškia 4 amžiaus vidurio. Ir nežinau, kiek įžiūrite skaidrėse,
bet pirmieji skirtumai, sakykime, nuo ankstesnių yra jau pats raštas. Ten raidės yra mažosios, o čia yra jau tie vadinami uncialai, didžiosios raidės. Rašoma buvo be tarpų tarp žodžių, be skyrybos ženklų. Ir tai sukelia iš tiesų pradžioj šoką, kai pradedi gilintis, nes nežinai, kur tas žodis prasideda, kur jisai pasibaigia. Reikia gilintis, studijuoti, bet taip buvo rašoma. Todėl, kai šiandien atsiverčiate šventąjį raštą ir yra ne tik tai reiškia tarpai tarp žodžių, bet kableliai, taškai, didžiosios raidės, mažosios raidės, tai žinokite, kad tai jau interpretacija iš dalies vertėjų, tai jau vertėjų sprendimai. Nes originalai to neturėjo. Neturėjo numeracijos, nei skyrių, nei eilučių. Todėl jos buvo vėliau ta numeracija atlikta, todėl jos ne visada atitinka mintį ir taip toliau. Tai va, užtat tie originalai labai praplečia, sakyčiau, iš viso tiek tikinčių, tiek netikinčių, sakyčiau, tą suvokimą. Kas domisi literatūra, tai nėra kažkas išskirtinio. Tai yra to laikmečio, sakykime, rašymo stilius. Ir beje, datuojama ne kažkokiais tai cheminiais tyrimais, o datuojama būtent pagal braižą, pagal šriftą. Nes einant laikui šriftas keičiasi. Negalim užtat tiksliai nustatyti, maždaug 50 metų reiškia periodas apima, nes po to pakinta šriftas ir pagal tai sprendžiama, kada buvo parašyta ta data vieno ar kito dokumento. Šitas, žinokite, Sinajaus kodeksas yra labai įdomus tuo, kad jis atrastas tik XIX amžiaus viduryje, konkrečiai 1844 metais. Ir vienas teologas leidosi iš tiesų į Sinajaus pusiasalį, toks Konstantinas von Tischendorfas, ir būtent ieškoti ankstyvųjų Naujojo testamento kopijų. Ir apsistojęs Šventosios Katerinos vienuolyne, valgydamas vakarienę su vienuoliais, jis pamatė, kad jie ugnį palaiko vis pakuroms įmesdami popierius. Ir jis pasižiūrėjo atidžiau ir kadangi tai buvo senosios graikų kalbos specialistas, jis iš karto suprato, kad jie kūrena ne ką nors kitą, o šventąjį raštą. Nes tokiu būdu, ir jis tai yra aprašęs savo biografijoje, tai nėra kažkoks anekdotas, reiškia, jisai tos kelionės metu gavo iš vienuolių 129 lapus šito, kas tapo to kodeksu vėliau. Tada jisai grįžo į tą vienuolyną ir trečios kelionės metu galiausiai jam pavyko nupirkti. Kažkiek iš tiesų sudegė ir sudegė pradžia, būtent Senojo testamento dalis ir pabaiga, man atrodo, kažkiek, bet šiaip jisai išliko didžiąją dalim. Jisai pardavė Rusijos carui, ne tai, kad pardavė, jis privalėjo pristatyti, reiškia, ir 1862 metais jau buvo išspausdintas šitas radinys. Po revoliucijos Britų muziejus nupirko iš Rusijos, reiškia, šitą kodeksą,
ir dabar jis yra paskirstytas keliose vietose. Leipcigo universitete yra šiek tiek tų lapų, ir taip pat ir Rusijoje 3 fragmentai, bet didžioji dalis yra Britų bibliotekoje, Britanijos bibliotekoje. Tai va toks labai įdomus, reiškia, kelias, kaipgi mus pasiekė šventasis raštas. Ir, skaitant šitą istoriją, sunku patikėti, bet, ne visi vienuoliai iš tiesų skaitė graikiškai 4 amžiui ir ne visi suprato, kas per brangenybės jie laiko. Kai jie suprato, tada jie jau pradėjo dėrėtis. Tai vėl labai įdomi istorija. Bet eikime toliau. Analogiškas 4 amžiaus irgi su labai įdomia istorija, aš stengiuosi greitai kalbėti, nes mes negalime visas detalės leistis, yra Vatikano kodeksas. Kodeks Vatikanus. Ir jis įdomus tuo, kad apie jį mes sužinome iš Nyderlandų humanisto Erasmo Roterdamiečio jau 16 amžiui. Jis mini būtent Vatikano kodeksą, kad jis yra Vatikano bibliotekoje, o kadangi Erasmas rengė naujo testamento vertimą į lotynų kalbą, jis iš tiesų išspausdino tą instrumentą pavadintą, reiškia, vienoj pusėje buvo graikiškas tekstas, kitoj jau Erasmo redaguotas, nebe Jeronimo, lotyniškas tekstas. Jis pats taisė ir graikišką, nes ten trūko, reiškia, jam nebuvo vėlgi gausų prieinama tų graikiškų manuskriptų. Tai va, tačiau tik tiek. Žinota, kad Vatikane yra, bet niekas jo nematė ir niekas neturėjo galimybės įsitikinti, kad taip yra. Ir vėlgi tik tai 19 amžiuje šitas kodeksas, kai Vatikano biblioteka atsivėrė mokslininkams, buvo atrastas. Jis irgi yra labai vertingas. Jie vertingi tuo, kad tai praktiškai yra visa Biblija. Ne tik Naujas testamentas, į kurį mes kreipiam šiandien didžiausią dėmesį, bet taip pat ir Senasis testamentas, tai yra visas šventasis raštas. Tai va šitie du senieji šaltiniai, jie parodo, kad va jau tuo metu visas šventasis raštas cirkuliavo, jisai buvo perrašinėjamas. Tarp kitko, čia aš priartinsiu dar, jums parodysiu dar vieną tokią įstabią detalę, kuri mane patį tiesiog nežinau. Aš ne tai, kad šokiravo, aš buvau, kaip sako, apšalęs nuo tokio atradimo. Ir niekur nebuvau skaitęs, nors šiaip gilinosi į šventojo rašto istoriją, bet tik taip pats susidūręs, tada jau atradau, kad taip, tai iš tiesų yra taip, o kasgi čia yra taip. Tai yra tokie dalykai šituose rankraščiuose, kaip ir papiruse Pi 46, aš apibraukiau nomina sacra. Nomina sacra yra trumpiniai. Ir aš jums paskaitysiu pradžią. Yra Paulos apostolos Christų Iisų. Paulius Jėzaus Kristaus apaštalas. Bet Christų Iisų apibraukta yra 3 raidės. Matom, 3 raidės ir po to 3 raidės. Ir toliau jisai tęsė dia telematos tu theu, reiškia per Dievo valią. Ir theu, reiškia, yra vėl tik tai nomina sacra, 2 raidelės ir einama toliau.
Žiūrėkite, 4 eilutės ir 10 nomina sacra. Kaip įdomu, kartais šiandien pasigirsta nuomonė, kad kažkokia tai Biblija yra pati tiksliausia, kažkoks vertimas yra pats tiksliausias. Tai aš sakyčiau, jeigu jau mes siekiam tikslumo, tai reikėtų šitais trumpiniais tada, nes pirmieji rankraščiai nebuvo su pilnais žodžiais, tai buvo su trumpiniais. Na, o trumpiniai šiandien jaunimui yra labai pažįstami, pavyzdžiui, OMG, ar ne? OMG, reiškia, mes atrandame vaikų SMS žinelėse, reiškia, įvairiausių trumpinių, ne visus juos suprantame, bet kai kuriuos, o mano Dieve, pavyzdžiui, jau suprantame, OMG. Reiškia, bet kaip įdomu, kad ankstyvoji bažnyčia lygiai taip pat rašė šventąjį raštą tokiais trumpiniais. Aišku, ne šiaip, kada kur panorėjo, bet tai buvo tie šventi vardai, šventuosius vardus. Ir žiūrėkite, ne tik tai 2 amžiui, bet ir 4. Čia yra Vatikano tas kodeksas ir aš vėl apibraukiau. Bet jeigu jūs suskaičiuosit, man būna tiesiog toks hobis patyrinėti, nes dabar yra prieinami jie online, visi šitie, žinokit, anksčiau nepasiekiami mokslininkams ir eiliniam mirtingajam rankraščiai dabar praktiškai yra pasiekiami, bent nemaža dalis. Reiškia, nuo jūsų stalo kompiuterio pagalba. Tai čia aš atradau, staiga, jeigu suskaičiuosite, yra jau 9, ne 10, nors tekstas beveik tas pats, nors ne visai. Bet rengiau šią paskaitą, nors ir anksčiau buvau jau tyrinėjęs ir atradau, kad yra skirtumas. Ir skirtumas yra tas nuo papiruso, kad čia yra, reiškia, Christų Jėzų, reiškia Kristaus Jėzaus, o ten yra Jėzaus Kristaus. Ir skaitant toliau yra, reiškia nuo Dievo apo teu patros hemon. Ir žiūrėkite, teu yra, reiškia, trumpinys, o patros jau visas žodis. Nors prieš tai aš nebegrįšiu, bet ten yra irgi trumpinys. Kas rodo, kad einant laikui po truputį pradedama atsisakyti nomina sacra tų šventų žodžių. Ir šventų vardų. Ir galiausiai jų nebelieka krikščioniškose manuskriptuose. Bet iškyla klausimas, ar jie patys sugalvojo trumpinti? Atsakymas tikrai ne. Ir štai nomina sacra Septuagintoje, tai yra Senajame testamente, o Septuaginta, jei kas nežinot, yra graikiškas Senojo testamento tekstas. Patys žydai vertė Aleksandrijoje iš hebrajų į graikų kalbą. Ir pagal padavimą 70 vertėjų dirbo iš šią Septuagintą. 70 ir Septuaginta. Tai Septuagintos fragmentas vėlgi, kuriame, kas labai įdomu, aptinkamas senas labai trumpinys. Nes vėlgi žydai Dievo vardo neištarė. Net kai hebrajiškai yra parašyta Jahve, jie sako Adonai. Skaito kitaip, nes jis yra per daug šventas, kad jie ištartų. Tai čia graikiškai netgi užrašyta Jao, 3 raidės Jao. Aišku, vėliau tie patys Septuagintos nuorašai jau turi, reiškia,
trumpinį kapą sigma. Tai yra Kyrijos, viešpats. Javė tampa viešpačiu. Ir trumpiniai, reiškia, yra jau, kaip sakiau, kapas sigma, o čia yra ypatingas ir dar, reiškia, kažkokių ankstyvųjų rankraščių nuorašas ir todėl jisai mokslininkus ypatingai patraukia. Taigi, krikščionys paveldėja iš judėjų iš tiesų labai daug dalykų, kur kas daugiau negu šiandien įsivaizduojama. Aš, pavyzdžiui, atrandu, kad krikščioniška eschatologija didžiąja dalim yra suformuota judėjiškos apokaliptikos. Na, bet tai yra jau kita tema. Ir aš tik tai jau baigdamas šitą dalį noriu jums parodyti nomina sacra. Taip atrodo tetragrama. Tetragramonas kartais dar sakoma, bent anglai mėgsta. Tai va čia mes turime apačioje, jeigu jūs paskutinis žodis skaitoma iš dešinės į kairę, ne iš kairės į dešinę. Ir čia yra ne kas kita kaip Javė. Javė, tai yra Dievo vardas susijęs su būtimi. Aš esu, kuris esu. Ir va būti, būtis yra tas Dievo vardas, na, tie yra bendrašakniai žodžiai, bet tai yra tos 4 šventos raidės, kurių judėjai negali ištarti. Bet truputį aukščiau per vidurį tai yra paleohebrajiškas raštas, reiškia, o pačiam viršui yra finikiečių abėcėlė. Įdomu, kad hebrajų kalba vystėsi iš finikiečių ir na, priklauso tai pačiai finikiečių šeimai, bet šiaip tai yra semitų kalbos ir, reiškia, na, todėl matome ir tie rašmenys, jie kinta, bet iš to, aišku, išplaukia daug kitų įdomių dalykų, kurių mes dėja dabar neaptarsime. Bet mes suvokiame, kad štai kodėl pirmieji krikščioniški rankraščiai turėjo nomina sacra, tuos trumpinius, nes judėjai tai prašė. Nes tai yra jų, reiškia, būdas, na, priimti Dievo žodį, o švento Dievo vardo neištarti. Ir tada jau ne tik tai, reiškia, Dievas, bet ir viešpats, kaip mes pamatėme, ir tėvas, ir sūnus. Ir Naujajame testamente iš viso 14 suskaičiuojama tų šventų vardų. Na, dabar va, jūs matot, šokame iš karto. Čia buvo pirmosios dalies pabaiga. Ir mes, aišku, mums labai įdomu, kaipgi dabar, na, šventasis raštas atkeliauja pas mus, į mūsų gimtinę, į Lietuvą. Ir turim ateiti nuo 4 amžiaus į 16. Ne anksčiau. Tai va, praeina 12 amžių. Tik 16 amžiui pasirodo pirmieji fragmentai. Jeigu mes matėm, ir tie manuskriptai yra tais fragmentais, taip ir, na, šventasis raštas mus visų pirma pasiekia per perikopes ir postilės. Apie postilės jūs girdėjot, perikopės galbūt, na, tai biblistų vartojama. Perikopė tai yra iš graikiško perikope, karpinys. Iš tiesų tai yra kažkokia tai švento rašto citata, ištraukėlė. Perikopė gali būti 1 eilutė, 2 eilutės. Na, o postilė iš lotynų kalbos, post illa verba tekstus, tekstas po šių žodžių. Taip pažodžiui būtų, bet iš post illa tampa va postilės. Jos labai išpopuliarėja iš tiesų, na, 16 amžiuje jos yra labai populiarios ir tas vardas prigyja.
tekstas po šių žodžių reiškia, jeigu perikopė yra citata, sakykime, švento rašto, tai tos citatos apmąstymas, išdėstymas, ar ne, išguldymas, reiškia, na, šiandien dar anglai sakytų ekspozicija, lietuviai sakytų aiškinimas. Va, aiškinti šventojo rašto tekstą, tai reiškia, na, jeigu tas aiškinimas yra užrašomas, tai yra postilė. Tai va, na, pasakysiu dar vieną dalyką, bet dabar, kad nenutrūktų, pirmoji postilė yra išlikusi rankraštinės knygos pavidalu ir datuojama 1573-74 metais. Tai nėra leidinys, tai yra rankraštis, surištas kaip į knygą ir vadinamas Wolfenbüttelio postilė, todėl kad, na, ten jinai buvo atrasta Vokietijoje ir toje bibliotekoje jinai iš tiesų ir po šiai dienai yra. Reiškia, tai va, 1573 metai lietuvių kalba mes jau turime tekstą. Galbūt šiek tiek ir anksčiau kažkas tai jau turėjo, bet mus pasiekia štai vat, šita postilė, kurioje jau atrandame trupinius, va, tuos karpinius, perikopes šventojo rašto. Bet įdomu, kad tai, aišku, yra reformatų plunksnai priklausantis darbas. Ir, na, reformatų, kai aš sakau, plačiaja prasme, ne evangelikų reformatų, tai iš tiesų liuteronų, bet reformatų plačiaja prasme. Ir toje postilėje atrandame Martyno Liuterio, jo bendražygio Pilypo Melanktono ir kitų garsių reformacijos veikėjų pamokslus. Ir panašu, kad Prūsijos lietuviai, parapijų dvasininkai, na, patys nebuvo stiprūs pamokslininkai, jie skolindavosi ir va susidarė tokią knygutę ir galimas dalykas ją dalinosi. Tai va, dabar jinai yra labai tyrinėjama ir Jolanta Gelumbeckaitė yra, na, ryški šios, jinai pristato šitą iš tiesų postilę, jinai ją yra nuodugniai ištyrinėjus ir jos nuomonė, jos sudarytojas yra toks Jonas Bylaukis, nors iki tol buvo svarstoma labai daug kitų žmonių, reiškia, nes pavyzdžiui Mykolas Sapūnas yra užrašyta titulinėme antraštinėme lape, galvota, kad gal jis. Ir, na, bet tos detalės gal mums netiek įdomios. Tiesiog, vat, kad jūs žinotumėt, beveik nieks negirdi. Jeigu paklausite eilinio žmogaus, na, tai gal geriausiu atveju pasakys, kad buvo Daukšos postilė. Bet apie tokią postilę, kurie, na, gerais 20 keliais čia, 6 metais anksčiau, 25 ar 26 jau parašyta, tikrai nežinos. Eikime toliau. 1579 metais buvo išleistos Evangelijos bei epistolos ir vertė Baltramiejus Vilentas. Ir visa, ką aš čia šitoje skaidrėje surašiau, tai nėra dar tų mūsų peržiūrėtų rankraščių vertimas, ar ne? Tai yra vertimai iš vertimų. Iš lotynų ir lenkų kalbų Vilentas išvertė. Beje, Vilentas buvo Martyno Mažvydo pusbrolis. Tai mes turime, aišku, tą akivaizdų, na, Karaliaučiaus universitetą kaip židinį, kuris vykdo reformacijos pagrindinę idėja išversti šventąjį raštą į gimtąsias tautų kalbas, kad žmonės galėtų patys jį perskaityti.
iki tol egzistavęs vulgatos tekstas, lotynų tekstas prieinamas tik išsilavinusiems. Bet ir tai yra tik vertimas. Ir va čia ta reformacijos dvasia, jinai sukyla tuomet, kai Martynas Liuteris pamato, kad lotyniškas Jeronimo vertimas iš tiesų skiriasi nuo graikiško originalų. Ir tada yra tas renesanso apskritai grįžimas vėl ad fontes, prie šaltinių. Eikime prie Biblijos kalbų, tai yra senosios graikų ir hebrajų, kad supras, kad galėtume perskaityti šventąjį raštą taip, kaip jis buvo užrašytas. Tai va, bet jeigu mes matom pirmieji lietuviški šventojo rašto karpiniai ir jų aiškinimai, tai yra dar, tas vanduo nuo kisieliaus, tai yra iš lotynų, iš lenkų kalbos. Bretkūnas, prie kurio mes sustosime labai šiandien, taip pat 91 metais išleidžia postilę, jinai beje yra atspausdinama Karaliaučiuje. O didžiojoje Lietuvoje tuo tarpu, reiškia, Mikalojus Daukša, baigiantis 16 amžiuje išleidžia postilą katoliką, reiškia, taip jisai užvardina, bet tai iš tiesų ne jo originalus darbas. Jisai tik tai parašo įvadą reiškia, į tą prakilnųjį skaitytoją, kuris cituojamas visur Daukšos, reiškia, kaip to mylėtojo lietuvių. Tačiau jisai rašo, lenkų, reiškia, leidžia lenkų pamokslininko Jokūbo Vujeko mintis, kurios yra šiaip labai fanatiškos ir baisios, ir jau šių dienų tyrėjai, kai kurie, ypač moteris, paklaiksta paskaitę, kasgi toj postiliai yra parašyta. Deja, vėlgi pažinimo stoka. Žodžiu, pats turinys yra labai prastas, aš sakyčiau, labai prastas turinys, bet kažkaip tai, mums lietuviams reikia tą savo identitetą kelti ir kažkokius tai tuos, didvyrius pasidaryti, nors jie šiaip tokie šluboki, sakyčiau. Bet tai vėl mano asmeninė nuomonė, galbūt kažkas tai, visai kitaip vertina. Vėlgi supraskime. Bet tuo pat metu pasirodo Jokūbo Morkūno jau ne katolika, o lietuviška postilė. Aišku, tai yra jau konkurencijos reikalas, nes čia mes jau turime katalikų ir evangelikų konkurenciją, reiškia, praktiškai tuo pat metu, bet dar įdomiau, žinokit, yra štai kas. Štai antraštiniai lapai šitų dviejų postilių. Daukšos kairėje, ir Morkūno postilė dešinėje. Jūs tikrai įskaitot. Postila katolika, postila lietuviška. Nors vėlgi abidvi yra verstinės. Bet tyrėjai atkreipia dėmesį, ir jūs turėjot pastebėti, kad kas? Panaudotas tas pats raižinys. Tas pats raižinys, kuris yra sukurtas stačiatikių dailininkų. Ir čia jau yra ironija, žiūrint iš mūsų perspektyvos, jau praėjus 500 metų, reiškia, yra ta ironija, nes tuo metu vyksta aršios kovos. Reiškia, tuose katalikiškose postilėse evangelikai pasmerkiami kaip eretikai su jiems skirta pragaro ugnimi. Ir evangelikai atsiliepia tuo pačiu, kaip iškreipė katalikai šventąjį raštą ir panašiai. Vyksta juodos kovos. O štai, reikia visgi kažkaip tai iš kažkur meno gauti ir tas, reiškia, raižinys yra stačiatikių. Taip bent sakoma, aš negaliu to patikrinti, bet aš tą girdėjau iš labai autoritetingų mokslininkų, kurie domisi šitą sritim. Taigi, reiškia, toks kuriozas ir jis šiek tiek man
yra tarsi Dievo ironija apie tai, kad bažnyčia keisis ir 20 amžiaus pabaigoje, 21 tos kovos pradžioj turėtų nurimti ir mes turėtume pradėti mąstyti ekumeniškai, o ne kovoti praeitų amžių bereikalingas kovas, kurios iš tiesų nieko gero krikščionybei nedavė. Na, bet atėjome iki pirmojo teksto, jau kuris bent iš dalies yra verčiamas iš originalų, nors sakoma priešingai, slepiama tiesa, slepiama vėl dėl konfesinės politikos, reiškia, bet tai yra ne kas nors kitas, o Jonas Bretkūnas, kitko aš apibraukiu, va čia Biblija tatai esti visas šventas raštas lietuviškai perguldytas. Nebe karpiniai, o visas šventas raštas ir data yra 1590 metai. Jonas Bretkūnas vertė 11 metų šventąjį raštą, mes žinom tai. Ir jį pateikęs, reiškia, va, tokiu rankraštiniu pavidalu skaitytojui, vildamasis, kad jis bus atspausdintas. Tačiau Bretkūno rankraštis niekada taip ir nebuvo atspausdintas. Jis labai nagrinėtas, tyrinėtas iš tiesų lituanistų, ir jis laikomas iš tiesų paminklų, lietuviško rašto, raštijos paminklas, nes Bretkūnas verčia neturėdamas jokių žodynų, supraskim, tuo metu nebuvo, jokios gramatikos lietuviškos nebuvo. Ir jam pavyksta tikrai labai gražiai išversti šventąjį raštą. Bet mane domino, kągi jisai dar yra parašęs. Ir aš, skaitydamas netgi istoriją, istoriografijoje, atradau tik tai Siracido, kas yra apačioj, 18 skyriaus citatą. O tai, kas yra truputį aukščiau, taip niekur bent istoriografijoje ir neatradau. Tarsi niekam nerūpėjo, kągi ten Bretkūnas užrašė. Tai va aš pasigilinęs, pats išsiverčiau ir jis parašė štai ką. Po to, kai jis prisistato, kad jis buvo Lietuvos plebonas Karaliaučiuje, reiškia, jis užrašo štai ką. Mano išrinktieji tai paveldės. Tai citata iš pranašo Izaijo knygos, 65 skyriaus, 9 eilutė. Šiam 5 yra užrašyta, bet eilutės jis nenurodo. Plius tai yra vokiškas vertimas. Ta prasme, vokiškai užrašyta. Po to eina iš karto lotynų kalba, jau citata iš pirmo laiško korintiečiams, kuris skamba taip: todėl, mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausūs viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triūsas ne veltui viešpatyje. Na ir jis akivaizdžiai ir save guodžia, kad jo triūsas ne veltui viešpatyje. Ir tada jau yra ta iš Siracido knygos 18 skyriaus mintis. Žmogus net ir atlikęs geriausia, ką galėjo, yra dar vos te pradėjęs darbą. Rupšys verčia tai trumpiau: žmogus baigdamas vos tik pradeda. Ir čia pradeda ryškėti Bretkūno nuolankumas. Nors tai yra pirmasis šventojo rašto tėvas, šventojo rašto vertėjas ir teologas, jisai skaitė graikų kalba, hebrajų kalba, bet, kaip jis pats rašo, jis vertė iš vokiško Martyno Liuterio vertimo. Tačiau jau pasigilinus, tampa akivaizdu, kad jis nuo Liuterio drįso nutolti ir ne vienoje vietoje. Štai taip atrodo tas
Bretkūno rankraštis. Ir čia mes pastebime, kad jis labai siekė tiksliai perteikti ir užtat nuolat redaguodavo. Iš tiesų jis redagavo jį iki pat savo mirties. Ir Ingės Lukšaitės nuomonė tai yra viena iš priežasčių, kodėl šitas rankraštis nebuvo atspaustas. Nes, kaip matome, labai daug pataisimų, kai kur jisai pateikė net kokius 5-6 sinonimus, žodžius, iš kurių reikia rinktis. Buvo sudaryta komisija, jinai pritarė ir atrodytų, mes turėjom turėti pirmąją Bibliją, bent jau jos dalį, 16 amžiaus pabaigoje, o tai būtų beveik, tai būtų tas pats amžius, kai vokiečiai gavo, Liuteris pramynė kelią, amžiaus pradžioj ir 16 amžiui šventasis raštas visose praktiškai Europos tautose atsirado. O mes galėjome, tačiau jis išlieka tik tai faksimilės pavidalu, beje ir parodoj ta faksimilė yra muziejaus ekspozicijoje. Tai pasižiūrėkite. Aš šitą pats fotografavau Martyno Mažvydo bibliotekoje. Dariausi tuos atvaizdus dar, kai Biblijos draugija neturėjo, nebuvo gavusi iš Vokietijos šito leidinio. Tai bet Ingės Lukšaitės nuomonė yra tik tai viena iš kelių, kodėl, atsakymas, kodėl nebuvo išleistas Bretkūno rankraštis, nebuvo atspausdintas, pavyzdžiui, Biržiška galvojo, kad trukdė politiniai motyvai, buvo siekiama lietuvius germanizuoti, todėl visai lietuviško rašto nenorėta. Liudvikas Rėza galvojo, kad kunigaikštis rūpinosi Prūsijos materialiais poreikiais, o ne dvasiniais, todėl neskyrė tam pinigų. Dar labai įdomi nuomonė yra, kad amžininkai, tai yra Bretkūno bendražygiai, pavydėjo jam liuteriškos garbės, lietuvio liuterio. Ir aš Bretkūną vadinu, aš esu parašęs tą temą ir straipsnių ir vadinu Bretkūną lietuvių liuteriu. Visom prasmėm, nes jisai formavo kalbą. Tai pavyzdžiui, tai yra lietuvių literatūrinės kalbos kūrėjas, Bretkūnas. Bet aš jį vardinu kaip ir pirmąjį lietuvių teologą ir šventojo rašto vertėją. Jam galėjo pavydėti. Galbūt iš tiesų pavydas yra mūsų tautos prakeikimas ir jisai pakerta daug labai pažangių idėjų, kurios kitose tautose prigyja. O pas mus, praeina šimtmečiai, kol atsitinka tai, kas kitur, žiūrėk, jau yra atlikta. Kaip ten bebūtų, aš keliu dar vieną hipotezę, kad Bretkūno rankraštis nebuvo išspausdintas būtent, ką aš jau paminėjau, todėl, kad jis nutolo nuo Liuterio. O visgi Prūsija, karaliaučius buvo, reiškia, Liuterio vertimas buvo laikomas norminiu. O Bretkūnas buvo inovatorius daugeliu aspektų. Ir apie tai Liudvikas Rėza labai nemažai rašo. Ir jam labai gaila, reiškia, kad vėlesnis vertimas, prie kurio mes to ateisime, jau stokoja Bretkūno originalumo, reiškia, o jis yra, reiškia, labiau liuteroniškas. Ar ne? Kaip ten bebūtų, kurią mes versiją besirinktume, faktas tas, kad tas rankraštis, paguoda yra viena ta, nebuvo išspausdintas, bet paguoda yra ta, kad toliau dirbę vertėjai sugrįždavo prie šito rankraščio. Jį pasiimdavo ir rengiant naują vertimą, jis vaidino didelį vaidmenį, taip kad perniek tas darbas nenuėjo.
ir, tikrai jis palieka pėdsakus, nors ne knygos pavidalu, bet, faksimilių ir kaip autorinis darbas. Čia paminėsiu aš Brastos Bibliją vienu žodžiu, dar irgi tarp tų neįvykusių kažkokių dalykų, kuriais mes kaip lietuviai galim, šiek tiek liūdėti, ar nežinau. Turim ko liūdėti. Kai tyrinėjom Šventojo rašto kelią, yra dėl ko liūdėti, žinokit. Tai 27 metais iki Bretkūno galėjo būti lietuviška Biblija, Brastos Biblija, jinai buvo puikiai išleista LDK Radvilo Juodojo pastangomis, jinai vadinama Brastos Biblija, bet deja jinai buvo išversta į lenkų kalbą. Nors galbūt galėjo būti išversta į lietuvių kalbą, bet suprantama, nes didžioji Lietuvoje visi aukštuomenė kalbėjo lenkiškai ir todėl į tai orientuotas ir buvo išleista Brastos Biblija, kuri iki šių dienų yra evangelikų reformatų pasididžiavimas, nes Radvilas iš tiesų sušaukė ir tą sinodą reformatų bažnyčios, jisai reiškia, yra evangelikų reformatų Lietuvoje tam tikra vizitinė kortelė, taip pat ir šita Biblija, nors priešingai nei Bretkūno mažojo Lietuvoje lenkų kalba. Dabar ateiname prie galbūt svarbiausios dalies, kalbant apie lietuvišką Bibliją. Aišku, Bretkūnas yra kertinis akmuo, be jo nebūtų nieko toliau, bet dar 3 datos, įsiminkit jas. 1660-ieji Samuelis Boguslavas Chilinskis Londone pasiekė, kad būtų pradėta spausdinti jo išversta Biblija. Tada 1701 metai Samuelis Bitneris išleidžia Naująjį testamentą Karaliaučiuje, nors darbas atliekamas Kėdainiuose. Pasakysiu kelis žodžius, praplėsiu, bet dabar yra tas bendras vaizdas. Kaip matome, 17 amžiaus vidury bandymas išleisti Šventąjį raštą lietuviškai, tada 18 amžiaus pradžia ir štai tik 1735 metais mes lietuviai išsileidžiame visą Šventąjį raštą. Tai yra 18 amžiaus, beveik jau vidurys. Taip vadinama Kvanto Biblija, nes Karaliaučiaus universitetas profesorius Jonas Jokūbas Kvantas vadovauja vertėjų grupiai, labiausiai iš jų pasidarbavo Jonas Berentas. Tas vertimas yra daug kartų redaguojamas ir praktiškai užsienio Biblijos draugijų yra leidžiamas iki 20 amžiaus vidurio. Iki 20 amžiaus vidurio šito vertimo redakcijos. Gerai, dabar šiek tiek detaliau apie kiekvieną. Taigi, Chilinskio Biblija. Chilinskis buvo evangelikas reformatas, ir jis išvyko studijuoti į Nyderlandus ir studijavo ten teologiją, kitus mokslus, natūralu, tie reformacijos universitetai buvo labai įtakingi visoje Europoje ir jie praktiškai visi orientavosi į Wittenbergo universiteto pavyzdį, kuriame dėstė Martynas Liuteris, Pilypas Melanktonas ir daug kitų žinomų reformacijos pradininkų. Bet Chilinskio istorija yra ir vėlgi vedanti prie ašarų, prie skausmo, prie širdgėlos, bet jinai yra ir be galo stebuklinga, nes niekam iš lietuvių
nebuvo pavykę padaryti tokio dalyko. Jisai beje norėjo grįžti į Lietuvą, prasidėjo karas ir fronto linija neleido jam sugrįžti. Reiškia, karas su Rusija. Ir jis pasuka, jis Lenkijoje gauna pritarimą, kad gali vykti, tęsti studijas į Angliją, gauna tam tikrus popierius savo konfesijos, išvyksta į Angliją. Bet Anglijoje jis susilaukia labai didelės malonės iš įtakingų Oksfordo intelektualų ir profesorių. Va čia yra kažkas, žinokit, tokio net šiomis dienomis sunkiai pasiekiamo, o anuomet ypatingai. Bet jį lydi tą malonę. Ir jis jiems, reiškia, pateikė savo vertimą ir sulaukė tokios paramos, kad Anglijos karalius, Anglijos ir Škotijos karalius Karolis II išleidžia įsaką surinkti pinigus lietuviškai Biblijai. Ir aš skaičiau, manau, kad neklystu, sakydamas, kad tai vienintelis karaliaus įsakas, jokia kita Biblija nesulaukė panašių įsakų, o lietuviška Biblija tokio įsako, kad būtų renkamos aukos. Jos buvo surinktos ir 3000 egzempliorių tiražu pradėta spausdinti Chilinskio Bibliją. Ir štai čia į Londoną atvyksta jo bendražygiai iš Kėdainių ir sako, čia labai prastas vertimas. Ir veda, reiškia, sąmoningą kovą ir pakirtinėja tų jo draugų įžymybių pasitikėjimą. Ir galiausiai, reiškia, LDK reformatų sinodas pasmerkia šitą vertimą ir sustabdoma pradėta spausdinti Chilinskio Bibliją. Dabar kaip pats, reiškia, biblistas, aš galiu pasakyti, kad racijos buvo tame. Racijos buvo. Pagrindo jie turėjo. Kodėl? Visų pirma, todėl, kad Chilinskis vertė iš olandų kalbos. Ir vat kairiai pusėje jūs matote tą olandų vertimą Biblijos. Staten Bibel vadinosi, reiškia, kaip ten Lordų luomo Biblija, reiškia, lietuviškai liktai. Ir, tai yra Olandijos ta reformacijos Biblija, jinai taip pat buvo redaguojama po to. Tai va. Ir čia yra pagrindinis šaltinis. Taip pat naudota ir lenkiškas vertimas. Tai va, tai galėjo būti tas pagrindas, kad versta ne iš originalo, ne iš graikų, o tuo metu vis tiek buvo jau siekiama versti iš originalų, iš Naująjį testamentą iš graikų, Senąjį iš hebrajų kalbos. Tačiau, žiūrint vėlgi į tai, kad visas šventas raštas pasirodys tik dar beveik, ar ne, po 100 metų, o konkrečiai, kiek čia suskaičiuot, 40 ir 35, po 75 metų. Kodėlgi negalėjo, cirkuliuoti šitą Chilinskio Bibliją? Be abejo, jinai galėjo. Problema buvo ta, kad vienas iš bendražygių pats darė vertimą, ir jis niekaip negalėjo susitaikyti su tą mintim, kad štai šitas jo draugas Chilinskis užims vietą. Bet vis tiek jis užima šitą vietą. Jeigu jūs paskaitysite lietuvių istorikus, jie visi vieningai kalba, kad būtent tai ir uždarė reformatų bažnyčią ir jinai praktiškai Lietuvoj, reiškia, baigė savo egzistavimą užsidarydama tokiam. Vėlgi, čia kas nors prieštaraus, Dieve mano, reformatai neįsižeiskit, bet Ingė Lukšaitė tą rašo atvirai,
kad praktiškai šita kova parodė, kad reformatų bažnyčia nepajėgi peržengti per savo tas vidinės, konfesinės, reiškia, nežinau, kovas. Ir vargšas Chilinskis, jis tai pergyveno, kad jisai susirgo džiova ir pasimirė ten Anglijoje, nors tiesa, jisai dar vedė pakeliui, bet nežinom, ar kada ta žmona pateko į Angliją ar ne. Kaip ten bebūtų, man širdį iš vienos pusės be galo skauda, bet kita vertus kažkiek aš suprantu tą sinodą. Reiškia, taigi va, čia dar kartą aš primenu tas datas, tai va įsiminkit, čia ta 1660 Chilinskio istorija, kuri mus atveda iš tiesų prie sekančio leidinio, tai yra Samuelio Bitnerio Naujojo testamento. Va čia yra Kėdainių reformatų atliktas darbas. Ir nors Samuelis Bitneris yra laikomas jo vertėju, dabar aš nenoriu suklysti pavardės, lenkiškai irgi pavardė, Bogužinskis ar kažkoks panašus, reiškia, kuris jam padėjo ir kuris vyko į Angliją ir labai kovojo iš tiesų su Chilinskio, tuo darbu. Bet kaip vertimas, tai jis yra geras. Tai reabilituoja reformatus. Va šitas faktas juos reabilituoja. Aišku, kaip vertimas jis pranoksta Chilinskio darbą, nes jis atliktas tikrai iš graikų kalbos. tą tekstą mes turim, skaitom ir jis iš tiesų yra geras tekstas. Bet pažiūrėkite, tokios detalės, ar ne, tai yra antraštinis puslapis ir ką mes matome. Reiškia, Naujas testamentas Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus pirmą kartą ant svieto lietuviškoj kalboj. Pirmą kartą ant svieto. Žiūrėkit, kiek mes jau aptarėm. Ir su kokiu pasididžiavimu anonsuojamas šitas darbas. Tarp kitko, iš Karaliaučiaus reformatai atsiveža Bretkūno Bibliją. Jie turėjo, reiškia, Bretkūno, su juo lygino, iš jo sėmėsi ir, galiausiai ir patį darbą atspausdino Karaliaučiui, vildamiesi, kad jis prigis tiek mažoji Lietuvoj, tiek didžioji Lietuvoj. Ir Šusteris toksai parašė įvadą, reiškia, kuriame buvo aiškinami, reiškia, lenkiški žodžiai, žemaitiški posakiai, nes kalba mažoji Lietuvoj ir didžioji skyrėsi. Ir va čia buvo vėlgi ambicija tokia, kad tai bus šventas raštas abiem Lietuvom, bet to nesigavo. Ir iš dalies aš matau, kodėl tai ir negalėjo gautis, nes ambicijos buvo labai aukštos, tas užsimojimas didelis. Darbas geras, bet neprigijo. Mažoji Lietuvoje vis tiek polonizmai buvo svetimi ir jiems vokiečių kalba buvo artimesnė. Ir todėl šitas Bitnerio Naujasis testamentas neprigijo, jis buvo skaitomas didžiojoje Lietuvoje. Ir mes ateiname iki jau to pirmojo tikrojo atspausdinto viso šventojo rašto 1735 metų, tai yra Kvanto Biblijos, ir štai kaip atrodo titulinis lapas pirmo leidimo ir antro leidimo. Antrą leidimą 1755 metų saugo Vilniaus universiteto biblioteka ir aš jį ir nufotografavau šitą leidimą. Čia mano paties nuotrauka daryta. Ir jau tada man kažkas kliuvo.
Aš galvoju, kažkas čia su tuo antraštiniu. Aišku, restauruota ta knyga, bet aš ją turėjau galimybę laikyti net savo rankose, pačiupinėti, ne tik pro stiklą matyti, bet pavartyti, pasižiūrėti. Nu, tą pirmąją lietuvišką Bibliją. Ir šalia yra antra, identiška, kaip matote, reiškia, yra perspausdinta. Ar matot skirtumą? O skirtumas yra tas, kad Biblija tai esti visas šventas raštas, ar ne? Aš tik tai pažiūrėjau, ar aš išsirašiau, ne, aš neišrašiau, reikia įžiūrėti dabar. Senojo ir Naujojo testamento. Ir pirmam leidime tada, reiškia, yra tarpas ir po to dar tarpas, ar ne? O iš tiesų antram mes matome, kad yra parašyta per daktaro Martino Liuterio išguldymą ar panašiai. Žinokit, dabar be akinių tai aš nepasakysiu tiksliai, bet galbūt ten jūs ir įskaitysite. Ir staiga aš supratau, kodėl Vilniaus universitetas ištrynė. Nes tokio dalyko negalima pasakyti, kad išvertė Liuteris. Ir kaipgi jėzuitų įsteigta, globojama akademija ir galiausiai universitetas saugos Liuterio pagrindų išverstą pirmąjį lietuvišką šventą raštą, teko ištrinti, bet pats raštas buvo saugomas. O kad nieks neįtartų, ištrinta ir žemiau, kad būtų, nes ten jau Liuteris neminimas, reiškia, kad būtų simetrija. Juokinga iš tiesų ir vėlgi aš su nieko nesu dalinęsis ir niekur nepublikavęs šitų atradimų, jums tai pasakoju, bet, akivaizdu, kad yra taip, kaip yra. Kas liūdina, visada liūdina, ypač jeigu dar mūsų laikais pasitaiko panašus dalykai, o jų aš galėčiau, žinokit, ir iš mūsų dienų pripasakoti, kai yra slepiami tam tikri faktai, nes jie nenaudingi kažkuriai tai konfesijai, yra ta, reiškia, tikrovės vaizdas iškreipiamas. Ir tenka pripažinti, kad visgi tas karaliaučiaus indėlis, ar ne, šiandien dar nepakankamai yra atgautas. Kiek yra įdėta mūsų protėvių mažoji Lietuvoje, bet jų indėlis yra, tokioj migloj truputį. Jis po truputį bandomas gaivinti, bet vėlgi dėl konfesinės politikos. Tačiau tik tiesa išlaisvina. Mes turėtume džiaugtis, nepriklausomai kokios konfesijos žmogus tai atliko. Turėtume tiesiog keisti savo žvilgsnį. Aš bent taip galvoju. Tai tokios mintys kyla žiūrint į Kvanto titulinius puslapius, tos antraštinius puslapius. Bet ačiū Dievui, kad visgi 18 jau amžiuje mes galiausiai turime šventą raštą ir būtent apie jį redaguodamas būtent šitą Kvanto vertimą Liudvikas Rėza yra nuliūdęs ir jis daro išvadą, kad Bretkūnas išvertė geriau. Kad būtent, reiškia, čia ir reikia nemažai redakcijos atlikti. O Bretkūnas, turėdamas tą laisvę, jis tiesiog, jam pavykdavo išversti geriau. Tai ne mano, tai Liudviko Rėzos mintys yra. Gerai, aš nežinau kiek laiko, bet matau, kad jau tikrai reikia eiti prie pabaigos ir mes šokam, praleidžiam 19 amžiuje. 19 amžiuje atsiranda tam tikri vertimai
tuoj aš gal sugrįšiu atgal. Kažkur tai aš juos, reiškia Juozapo Arnulfo Giedraičio Naujasis testamentas 19 amžiui pasirodo 1816 metais, bet tai yra Rusijos Biblijos draugijos iniciatyvoje ir tas, vertimas jisai neprigyja, jisai toks yra. Tada Motiejaus Valančiaus yra psalmynas, jis įdomus tuo, kad Motiejus Valančius išleido 2 vertimus, vieną rimuotą psalmyną, jis perrašė tokį, padarė kaip giesmes, irgi ta prasme tai yra įdomus, bet tik psalmynas 1863 metais. Ir Antanas Baranauskas buvo pradėjęs, bet nepabaigė versti. Reiškia, nors tas vertimas, sakyčiau, yra prastas, tiek, kiek jisai iki mirties ten dirbo, bet tai yra tie vertimai, kurie nepalieka pėdsakų, o štai 20 amžiui jau iš tiesų tas lietuviškas šventas raštas subręsta, jis yra brandus ir visų pirma Juozapas Jonas Skvireckas, kuris amžiaus pradžioj, 20 pradžioj leidžia Kaune, jo vertimas yra leidžiamas atskirais tomais. 6 tomai, nors iš tiesų tų leidinių buvo ir daugiau, įvairių, bet Skvireckas verčia iš lotynų vulgatos, tačiau jo vertimas atskleidžia, kad jis puikiai išmano graikų kalbą, komentaruose yra ir nuorodos į graikišką tekstą. Tai tikrai geras vertimas, geras darbas, vertas dėmesio ir jo naudojasi, nėra jokių dvejonių, Česlovas Kavaliauskas, kai verčia Naująjį testamentą. Ir atskirai paminėtas, aišku, Jurėno, Algirdo Jurėno vertimas. Jurėnas dirba Amerikoje, lietuvių išeivijos bendruomenės užsakymu. Gaila tik tai, kad Senojo testamento vertimas labai užtrunka. Bet šiaip jau 61 metais pasirodo Jurėno tekstas ir tada 72 metais vėlgi iš dalies konkurencijos paskatoj, reiškia, atsiranda jau, paprašoma Česlovo Kavaliausko išversti Naująjį testamentą. Čia yra Skvirecko, reiškia, šventasis raštas, čia būtent Naujojo testamento leidinys, nors kairiai pusiai užrašytas visas, bet iš tiesų šitam tome yra Naujasis testamentas. Ir va čia mes turime Kavaliausko kairėje ir Jurėno dešinėje. Jurėno yra mažiau skaitomas dėl kalbos vingrybių, tačiau kai kas jį vertina labiau, nes jis arčiau graikų kalbos. Kavaliausko vertimą redaguoja kunigas Aliulis ir ta redakcija padaro tą vertimą labai lietuvišką, bet tolstama nuo originalo. Ir Biblijos draugija, suprasdama, kad praėjus 50 metų lietuviai nusipelno naujo vertimo, ėmėsi va šito projekto, kurį aš jau paminėjau, ir dabar yra išleista serija leidinių, Pauliaus laiškai, Evangelija pagal Matą ir Morkų, Evangelija pagal Luką, ir šiais metais išeis apaštalų darbai ir visuotiniai laiškai. Tai iš Dievo malonės, iš tiesų tikėkime, kad naujas ekumeninis vertimas bus atliktas iki galo ir pradžiugis mus naujomis įžvalgomis, juolab, kad jis
bus su komentarais. Jau dabar yra su komentarais, jo išskirtinis bruožas yra ir tas, kad dirba vertėjų komanda, tai ne autorinis darbas. Vertėjai yra skirtingų konfesijų atstovai, tai labai didelis žingsnis į priekį. Todėl yra verčiamas tekstas, o saugojamasi konfesinių dogmų įtakos, kurios formavosi vėliau nei pats šventasis raštas. Ir yra skirtingos priklausomai nuo konfesijos. Tai vat čia yra vėlgi mėginimas sugrįžti ad fontes, bet taip pat labai yra pažengus biblistika, instrumentai, kurie yra prieinami mums verčiant, yra nepalyginami, sakykime, su tais, kurios turėjo Jurėnas ar Kavaliauskas prieš 50 metų. Tai tiek, mylieji, aš norėjau su jumis pasidalinti ir būsiu tikrai dėkingas už klausimus. Mes galim aptarti dar jums rūpimus klausimus, galbūt kažko nesupratot, galbūt nesutinkat su manim, mielai išklausysiu jūsų poziciją.